Iš tikrųjų, tai dėkui, noriu padėkoti Jums, kad sutikot prisijungti prie pokalbio. Perinam iš karto prie svarbiausios temos, tai tobulas mečas. Tai čia buvo projektas, per kurį savo žinomumą padidinot patys ir kurio susidomėjo mano asmeniniai žiūrovai. Ir kadangi mano auditorijai buvo įdomu išgirsti, ką turėjot pasakyti projekto metu, manau tikrai bus įdomu žmonėms išgirsti ir šiek tiek užkulsių iš jūsų pačių. Jau kadangi projektas ir pasibaigęs, emocijos nurimė, jau projektas gan seniai pasibaigęs ir baigtas rodyti. Pradžiai iš tikrųjų pats pirmas klausimas tai būtų, kaip laikotės abudu ir kaip gyvenat, kaip nuotaikos dabar pas jūs. Nu tai po truputį gyvenam, bet kaip tik į Egiptą skrisim, kaip Laimėtojų pora. Kaip laimėtojų pora, tai dar tų dramų yra. Realiai karts nuo karto užeina tos dramos iš to šou, aišku, viskas jau buvo ganėtinai aprimę, dabar vėl prasidėjo. Tai tas žinomumas jo šiek tiek keista, nes būna, kad atpažįsta mieste, tai tas ir malonu, bet kartais taip ir nemalonu, nes tada turi pagalvoti, ką darai. Aišku, ten pačio šou metu jau buvo ekstremas, tai kaip ir jau mieste daugiau jau nepridarysi kažkokių nesąmonių, pramuši naujo dugno. Tai jo, tai jau būtų sunku seniai. Labai sudėtinga. Iššūkis jau pramuštų. Tai va, bet šiaip smagi patirtis, tikrai įdomu, pirmas kartas buvo daug tokių pirmų kartų ir patirties įgavom, turbūt tavo jau buvo antras projektas toks, tai tau truputį gal lengviau buvo, aš nežinojau, kur vėliuos, tai blema, padariau, aišku, nemažai, manau, klaidų, kitą kartą dalykus daryčiau truputį kitaip, manau, bet ar gailiuos, tarkim, jeigu reiktų atsakyti, tai manau, kad ne, nes manau, kad tikrai kaip personažas buvau juokingas, įdomus, tai manau, kad viskas normaliai gavos. Pirmom dienom top G, seniai, visiškai top G. Manau, laimėjo Gerkas stilingiausio dalyvio vis tiek tą apdovanojimą, bent jau žiūrovų atžvilgių, tai tikrai stilingiausias buvo ir dabar, sokinukai sėdi, Lakers kepurytė, viską. Kaip priklauso dar Los Andželo Maikį priderinta prie kepurys, nežinau, kaip pas mato kepurį, bet... Kaip Medo sakiniai, mato kepurė, o Maikė pirkta per Traveltoną mūsų Portugalijai, tai viskas suderinta, irgi susiję. Jo, bet šiaip rengdavau seniau, šiaip labai negražiai ir kažkaip pastaruosius metus pradėjau žiūrėti labiau savo aprangą, tai patį šou variau jau tokius rūbus susimečinės, kad normaliau atrodo. Na jau džinsovkės tokias mačiau, neblogi rūbai, neblogi. O kaip pats tu matai, kaip nuotaikos? Aš tai po šito projekto visai gerai, nes buvo nedaug laiko, man atrodo, praėjo visai po šito, po ne viskas įskaičiuota. Nedaug laiko buvo praėjo, tai kadangi Livijus atsisakė šitam projekte kaip nugalėtojas dalyvauti, tai aš galvoju, kadangi mes kaip ir broliai puskepaliai, kažkuris turi atstovauti. Ir aš galvoju, nueisiu, pastumsiu, durą, kažką paveiksiu, pagersim tam party boxai, kaip pridera ir nugavus, visai nieko projektas tikrai gavosi, manau. Prie pagrindinių klausimų, iš tikrųjų, tai pats pirmas dar klausimas būtų po šito įžanginio klausimo, tai kaip iš vis sugalvojau dalyvauti. Tu iš dalies matai, kaip ir atsakei, kad norėjai atstovauti, nes Livijus nepasirašė, tai tu atstovavai tiesiog, jūs abudu galima sakyti. O įdomu, kaip Gerka, ar kažkas pasiūlė tau, ar pats susiradai kažkur iš tą projektą, ar buvo kažkokia atranka, įdomu iš vis, iš vidiniais pusės šitie dalykai visi. Jo, aš šiaip realybės šou seniau tikrai žiūrėdavau, būdavo toks mano kaip guilty pleasure, turbūt kaip ir tavo toks. Tai man labai patikdavo, bet savęs ten neįsivaizduodavau, buvau ganėtinai surimtėjęs. Ir kažkaip po santykių ten toks tapau labiau open-minded ir sugalvojau, kad tiesiog reikia kažkokią avantiūrą veltis. Ir atsimenu, kad buvau pas močiutę kambarį ir mano močiutė labai konservatyvi. Ir per TV8 rodė reklamą, į atrankai ne viskas įskaičiuota. Ir tada aš užpildžiau ir pakvietė į castingą, bet tada vos nepatekau, ne viskas įskaičiuota, ten nedaug trūko. Ir tada pakvietė į tobulą mačą tiesiog. Tai sutikau, pasirašiau, nieko negalvojęs. Stengiuosi per daug nemąstyti, nes tada būtų baisu buvę, būčiau turbūt tokio personažą tikrai nepadaręs. Ir tiesiog variau ir tiesiog belekaip. Tai manau, kad viskas normaliai pavyko, tai buvo tikrai neeilinė patirtis, labai smagiai praleistas laikas. Tai tarp ne viskas įskaičiuota ir tobulo mečo buvo 2 mėnesių tarpas kažkur, ne filmavimo prasme? Jo. Kažkas tokio. Aš laišką gavau rugpjūčio pradžiai, o filmavimas vyko rugsėjį. Ai, tai paėmė tiesiog, supratau. Tai dabar ir įdomiausia, tu sakai, Gerka būtų tau tobulam, tai yra šitam ne viskas įskaičiuota, gal nebūtų taip suveikęs, personažas. Tai man įdomu, kiek buvot jūs patys savim. Matas iš dalies nelabai ir skiriasi nuo praeito projekto, o kiek tu pats buvai iš dalies savim?
Tai vat kalbėjau su savo draugiam panom, kur mane tikrai pažįsta, tai sako, nu tai personažas, bet vietom vis tiek pasimatydavau tas tikrasis aš. Tai jo, jeigu tarkim būčiau ne viskas skaičiuota dalyvavęs, tai būčiau visiškai savim turbūt buvęs, bet kadangi tai buvo meilė šou, tai aš čiešinime merginų nesu labai stiprus, tai iš esmės man reikia tada užsimesti tokią kaukę, kad ir pačiam nebūtų tai baisu ten prieiti ir išdarinėti nu visiškai tokius wild dalykus. Tai va tam, kad tai padaryti, tai prireikdavo, aišku, sultyčių, tai alkoholio ir tada to personažo. O po to kai kurie dalykai ir gražus, ir negražus, aišku, išlyzdavo, tai ten jau būdavau tikrasis aš. Tai labai sudėtinga, čia turbūt pats galėčiau žiūrėdamas, analizuodamas pasakyti, kur aš ten prikolinau ir buvau ten prikolistas ar personažas, o iš tikrųjų, kur buvau savim. Tai taip sudėtinga pasakyti, bet vat norėčiau sudalyvauti kitam projekte, kokiam ne viskas įskaičiuota, arba dar vat kažkokio kitokio žanro nei meilės, tam, kad tiesiog pabūt visiškai savim ir tada pasimatytų tos dvi versijos tokios. Tai kaip pavadinai Santa Kiaura, tai ten buvai tu ar personažas? Ne, aš mačiau pirmą sezoną ir tas vedėjas buvo tokį padaręs dalyką, tai aš tiesiog atkartojau šitą, tai ten, sakyčiau, personažas. Ai, pirmam sezone kažkas tokį užvėlė irgi? Jo, tai čia visiškai iš pirmo sezono bazės. Nes aš dabar aš kaip tik šiuo momentu žiūrinėjau tą pirmą sezoną ir žiauriai jisai skiriasi nuo jūsų šito sezono. Taisyklių prasme, aš nežinau, ar čia taip nusprendė, ar prodiuseriai, ar režisieriai, kieno čia darbas, prodiuserių turbūt. Ir įdomu, kodėl taip skiriasi taisyklės, nes ten dalyviai buvo kaip ir išmetami, bet su galimybė sugrįžti. Tipo, kitam kambarį ar ten kitam namie, jie tiesiog buvo per kameras, stebėjau dalyvius, galėjau visą tai, tipo, analizuoti ir nuspręsti, ar nori pareiti ar nepareiti, kažkas tokio. Aš dar tik nedažiūrėjęs, bet mačiau, kad taisyklės žiauriai skiriasi, nes pas jūs nieks neiškrito projekto metu iš vis. Tik daugėjo ir daugėjo ir daugėjo. Tai gal žinot, dėl ko čia tai buvo? Blemba, čia dėl tų taisyklių, tai čia... Nežinau, tiesiog sakė, kad skirsis tikrai, kai aš klausiau, kai dalyvavau, ar skirsis nuo pirmo sezono, tai sakė, kad tikrai bus tokių naujienų, visokių naujovių, nes man atrodo, pirmam sezone ir tokių kaip ir užduočių nebuvo dėl kažkokių taškų tenai, kiek aš pamenu, ir, ten daug ko nebuvo pirmam sezone ir ten tų dalyvių ženkliai dvigubai mažiau ir kad mes čia neiškritom, tai čia man irgi toksai buvo įdomus dalykas, nes aš visada tikrai galvojau, kad iškris ten greitų metu Eimantas, Ernestas ar kažkas tipo ir kažkas keisis, nežinau, nauji dalyviai ateis. Bet man irgi labai keista buvo, kad nieks to projekto metu neiškrito. Aš manau, kad jie pasimokė tiesiog iš savo klaidų ir patobulino tą visą šou ir tikrai ganėtinai neblogai gavosi. Tai ir šiaip va tas dalykas, kad tu kai važiuoji ir tu nieko nežinai, tave paima nuo stoties ir tave tiesiog prisega mikrofonus ir tu ateini nieko nežinodamas. Tai va tas labiausiai ir tave priverčia tam tikrus dalykus daryti, ar žaist, ar dar kažką, nes tu nežinai, kada tu krisi ir kokios taisyklės. Tai tas labai padaro tokią įtampą tau ir tu visada galvoji, kaip performintis ten, ką žinau, užduotim ar dar kažko, nes tu nežinai, kas įvyks. Tai visada stengiasi maksimum. Tai projektas nėra surežisuotas aušį? Ne, jis nėra surežisuotas, ten viskas go with the flow, kaip sakant, ten atsikeli ir visą dieną pradedi, ten tau niekas nesako, tu ten tokių... Čia yra tas nebent surežisuota, bet čia ir tai nesurežisuota, kada ten kubilas būna, kada ten gėrimus gauna. Jums nurodyta, kada kokia veikla atsirakina arba užsirakina tam tikrą veiklą, ar ne? Tada prasideda vakarėlis, bet šiaip režisūros jokios. Aš manau, kad Lietuvoje geriausias režisierius yra alkoholis. Tiesiog. Jo, Sultytas. Ir parašė scenarijų. Jeigu jų nebūtų, tai manau, ten tikrai būtų žymiai nuobodžiau, bet kai Sultyčių įkala skirtingi žmonės, vieni su vienokiom psichologiniam problemom, kiti be jų galbūt, bet su dar kažkokiais trūkumais ir tada visi vienoje vietoje skirtingi personažai, skirtingi žmonės, tai tada ir vyksta visa ta režisūra ir visokias nesąmonės. Tai kiek galvojat, vyrukai, buvot su vadinamom kaukim ir kiek savęs parodyti, pilno to potencialo, kaip Aršauskas pasakytų, kiek jūs parodyti to potencialo į savęs ir kiek kiti dalyviai jūsų akim vaidino ir nevaidino? Blemba, aš tai nežinau, aš tai kaip ir ne viskas įskaičiuota, realiai tas pats buvau matas. Nu jo, bet yra gal žiūrovų, kurie nematė šito projekto, tai tu pasakyk, koks buvo ir ten tada. Tai tenai buvau visas 100% savim, galima sakyti. Nieko aš ten nežaidžiau, gal dėl to tenai ir iškritau, taip ant galo, kas matė. Ir čia tiesiog buvau savim, kaip ir tenais, nežinau, tiesiog. Tas ir jautėsi, man taip ir atrodė, bet po to po realybės šou, kadangi teko su Meda bendrauti, truputį keitėsi tą nuomonę. Ties tuo atžvilgiu, tai... Aš biškai pertrauksiu tai gerai, kad tu sakai tas ir jautėsi, bet tu projekto metu sakai, matau, Meda ir Matas, blėt, žaidžia. Šitau žodžiai, buvau balkonė, tu rūkiai ir sakei šito žodžius.
Jo, nes šitas dalykas buvo dėl to, nes vienas iš jų tikrai žaidė ir tada taip ir atrodydavo, nes tarkim jų bučiniai man labai feikiniai atrodydavo. Ir tikrai buvau įsitikinęs, kad žaidžia, gal čia tos ultytas arba tiesiog taip atrodė, bet šiaip po to viską žinant, tai tikrai Matas buvo savim visiškai, manau. Tai tas yra, manau, sveikintina, nes jeigu tu gali sudominti žmonės ne savo išgėrimu ir nesąmonių šnekėjimu ar kažkokiais veiksmais, o savim, tai yra sveikintina, manau. Tai o ties manim atsakant, tai blemba, nežinau, sakyčiau, gal kokie 85 procentai, 90 procentų kaukės. Ai, kaukės tiek daug procentų, ta prasme labai mažai tai iš tikro, ne? Jo, mažai. Jo, skiriasi tai realybė. Jo, nes šiaip apskritai aš net stengdavausi, kadangi duodavo valandai telefoną, aš stengdavausi jo neimti, kad nesugrįžti tą realų pasaulį. Ir kartais ten po visų tų 4-5 serijos tu atsikeli ir jau toks blaivesnis šiek tiek ir nueini į lauką ir pradedi apmąstyti, kas čia įvyko praeitą dieną ir galvoji, negaliu mąstyti, reikia kažkur varyti, kažką daryti, kad nesugrįžtum į tą realybę. Į matricą. Tai va, iš dalies tas projektas dėl to ir buvo įdomus, kad jūs telefonų, gerai pasakė, kad neturėjo telefonų, bet kur jie būdavo? Ateidavo, kažkas paimdavo, su jum gyveno kažkas kartu, bet ant kamerų mes to nematydom. Kur tie telefonai buvo? Jo, tai realiai ateidavo, paimdavo ir paduodavo žmonės mums tas telefonus. Valandų duodavo, jo. Jo, valandų, nes vis tiek buvo tokių žvaigždžių pas musgi didelių, tarkim kaip Monika Šalčiūtė, tai gal reikia atrašyti kažkam, gal kažkokie dylai, gal kažkas ten reklamuoja kažką. Tai vis tiek reikia to telefono gal žmonėm. Tai duodavo valandą pasidžiaugti. Aišku, galėdavai ten parašyti artimiesiam, ką nors, gal kas nors ir paliekindavo, bet buvo griežtai draudžiama. Nu, bet ta prasme, tas man šiek tiek, nu vis tiek, ne viskas įskaičiuota, buvo mėnesis laiko, berods, aš gerai atsimenu. Jo. Aha. Jo. Tai va ten suprantu tą paskambinimą, parašymą, tarkim, artimajam, bet čia jūs, kiek jūs, 9 dienas, 10 dienų buvot? Ir tipo... 9 naktis, jo. Ir buvo tokių, kur, pizdėt, aš turiu parašyti mamai, nes čia... Jo. Buvo tokių dalyvių? Nu, manau, kad buvo vis tiek. Tikriausiai. Manau, ta pati Dovilė, ten, kai OnlyFansus kelia, jai reikia turbūt vieną dieną paupdėti. Nu, tai vis tiek yra tų darbų, manau. Įmesti Vintedo shopą, rūbų reikia. O Dovilė padarė kažkokio kontento OnlyFansam, va tam projekte būdama? Ar jau jinai buvo prisigaminus prieš tai? Nebent Seimantus slapčiam, bet aš tai nežinau, seniai. Nežinau, seniai. Gal tu likę kažką ten arba dušė funkinat, gali būti, nežinau. O neturime narystės ir nežinom. Jeigu kas norit, įsigykit jos narystę. Jo, Santos lygiai taip pat, Meditation with Santa. Ir Santa turi, o kas dar turėjo daugiau dalyvių? Ar tik jos dvi buvo? Nes mes buvom įsiaiškinę su mano žiūrovais, kad tik jos tikrai turi abi dvi OnlyFansus, ar turėjo daugiau dalyvių kažkas? Man atrodo, vis tie yra turėjusi laikinai, man atrodo, yra. Nenustepčiau, visiškai nenustepčiau, visiškai nestebina, ta prasme. Ta prasme, 7 serija labai daug taip detalių atskleidžia ir taip kažkaip nestebina manęs visas šitas. Nežinau, jūs turbūt mintinai žinot, kurioje serijoje koks veiksmas vyko. Nu jo. Bet tam tikras detalės pamiršom, ypač vakarais, ten, kai žiūrėjau bent jau tas serijas, tai žiūri tą seriją ir kai kurių dalykų atrodo kaip pirmą kartą matytum. Ir būdavo, kad ryte atsikeli, nuvarai intervą 11 ryto ir tavęs klausia, tarkim, Santa tau šoko striptizo, tu net neatsimeni, kad tau kažkas šoko striptizą ir tau reikia atsakyti tą klausimą. Tai buvo tokių tarpų, bet čia, manau, sultytės labiausiai veikia. Jo, būdavo, kad neatsimeni, tikrai faktas. Tai iš esmės abudu ar nebudu, dabar vis tiek abiem klausimas, važiavo dėl to tikslo, kad susirast antrą pusę, ar dėl viešumo labiau? Blemba, aš tai variau asmeniškai pasakysiu, kad pastum durą, kaip sako jaunimas. Bet kad susirasti ar kažką tikrai ne. Aš tai manau, kad man, tiesiog savo pasakiau čia prieš pusmetį dar iki šou, kad reikia išmanyti naujus dalykus, tai sakyčiau, kad važiavau dėl savęs, nes kažkada labai konservatyvus buvau ir dabar ganėtinai taip per viduriukas ir man ten OnlyFans ir taip toliau nėra suprantami tie dalykai ir net Gerardo veiksmai nėra suprantami dar iki šiol, bet tiesiog variau dėl savęs, kad šiek tiek pakeist tą mąstymą, vis tiek skirtingi žmonės. Ir pamatai daugiau visokių žmonių. Tai egoistiškai taip gal, bet dėl savęs. Tai ar projektas padėjo kažkiek tau Gerka? Jo, manau, kad taip. Tikrai ne iki tokių ribų, kaip ten, kad galėčiau turėti paną, kuri ten, nežinau, už $20 visą savo kūną parodo. Tai nemanau, kad iki tiek, bet supratingumą turiu didesnį ir nebesmerkiu tų žmonių gal tiesiog. Tiesiog kiekvienas žmogus pasirenka kaip gyventi ir viskas. Tai toks mąstymas dabar pasikeitė šiek tiek.
Supratau. Seniau būčiau turbūt stumęs, vat kaip Šalčiūtė ten kažkaip, vat tas tokia linija, aš labai panašus, sakyčiau, būdavau seniau Šalčiūtė, toks labai konservatyvus, dabar vat toks liberalesnis Nu, realiai. bet jinai, ta prasme, atrodė viena protingiausių kaip dalyvių, iš tikrųjų, nu, turiu omeny, per daug nesireiškia, nes, nu, Šalčiūtė labiau daugiau žinoma būdavo visada kaip, nu, biški tokia keistesnį visada buvo persona atrodydavo ir daug heitų sulaukdavo ir panašiai, dabar aš per šitą projektą net neradau prie ko prikėpti, nu, nebent pačioj pabaigoje jau biški atsibodo tas pats per tą patį zyzimą, bet šiaip, tipo, nu, atrodė viena, normalesnių projektą. Aš irgi, kai atvažiavau ten, irgi, vat, kai pamačiau Šalčiūtę, prisiminiau iš tų laikų, kai iš Smorigino ten tų pasisakymų per Šok su manimi arba per Šolį, kur rodydavo, kur irgi tyčiadavosi iš jos realiai. Tai galvodavau, kad ganėtinai kiaura mergina, bet pabuvus ten, tai tikrai jinai, manau, kad galbūt ten irgi seniau būdavo personažas, bet atrodo labai jau subrendus ir tikrai Pasikeitus, labai protinga, subrendus, tokia tikrai labai moteriška ir jo, tikrai nuomonė pasikeitė. Po to vėl po šou, kaip ir apie Matą, po šou pasikeitė truputį nuomonė, tai tas pats buvo su Monika nutikę, bet viskas susidėliojo į vietas. Jo, dėl to, būtent čia ir tinkama žodis subrendus, aš irgi tą patį irgi sakiau per savo apžvalgas. Dabar vyrukai, ar yra dar kažkiek dalyvių, su kuriais, jeigu iš vis dar tokių yra, palaikot kažkokius santykius, draugiškus ryšius, bendraujat, laisvalakį dar leidžiat kartu, ar iš viso išlikę bent po vieną žmogų, ar viskas, nutrūkęs ryšys? Nu, tai realiai, kas, tai man tada Gerardas, sakyčiau, ir nu Rokelis, su Rokeliu galima susiskambinti, paprikolinti, jis vis tiek toks kaip draugelis. Tai va šitie tikriausiai dalyviai tokie, o šiaip tai ką, žinau, ten Ernestui paskambinom per streamą, kad šiaip paprikolinti ten iš jo, nes nu vis tiek Ernestas yra, kaip sakant, geriausias šitas mūsų. Čia atskira tema, mes prie jo prieisim, jo, čia atskira tema. Tai okay. Nu tai jo, tada sakom, jo, Rokas ir Gerardas. Rokelis irgi šiek tiek kitoks negu šou, šiaip labai nuoširdus ir jam irgi tokie dalykai, nu aišku, čia jam reikėtų kalbėti apie tos dalykus, bet irgi jisai nemanau, kad su tokia mergina kaip Austėja galėtų būti šiaip. Ir dabar kaip tik jau yra santykiuose, tai labai džiaugiuosi už jį. Tikrai labai nuoširdus žmogus ir susiskambindom po šou, kai pradėjo tas serijas rodyti ir visą naktį prašnekėdom tiesiog su juo apie gyvenimą. Tai toks žmogus, kur ne tik gali haha nesąmonės išdarinėti, bet ir labai irgi subrendęs. Jisai pasirodė kaip nu vienas drovesnių šiaip dalyvių. Pasirodė, jis matėsi, kad jis per save lipa labai, kad jisai duotų to kontentų. Jis iš tikrųjų nėra toks drovus, jisai kaip tik labiau galėtų net nusirauti, man atrodo. Jo, jis wild irgi yra, bet tiesiog turbūt buvo irgi susikūręs tokia linija, kad nelabai norėjo ant teliko ten išdarinėti kažką. Nesako, blėt, galėjau čia pavaryti beleką, čia vėlis, nu, bet tvarkingai, labai tvarkingai pasirodė. Na, aš tikrai girdėjau šio istorijų, kurių tikrai nepasakosiu, tai tikrai jis ten galėjo dar labiau užkurti reikalus. Nu jo, gerai, tai ir tu kad tiesiog su Rokeliu ir su Matu, ne? Viskas. Jo. Tai su nei viena projekto mergina, nei vienas nepalaikot jokių ryšių. Nu, palaikom kažkaip anksčiau, bet dabar kažkaip taip gaunas, žinai, išsiskyrė tie keliai. Bet, ta prasme, vis tiek dar buvo daug... buvo dar Egidija kažkokia, va, apie iš vis dar nei žodžių nepasakym šiandien. Blembai, nu kaip, nu būdavo ten, kaip aš naudoju irgi tą kažkiek naudodavau tą TikTok platformą, tai kažkiek ten būdavo, ten gal susijungi kažką pažvengi, paprikolini. Bet ar tai bendravimu gali pavadinti, tai čia klausimas. Nemanau, kad aš sakysiu, kad mes čia labai gerai bendraujam. Aš manau, kad ne tik poro yra sudėtinga tokiam projektas ras, bet ir draugų, nes vis tiek surenka skirtingus žmonės, labai skirtingus. Galima sakyti, iš visokių visuomenės tų sluoksnių skirtingų vos ne, kad kiekvienas žiūrovas vos netapatintas su savim. Ir manau, kad tada labai sudėtinga, nes tu savo aplinkoje tokių žmonių neturi, kaip pavyzdžiui, ten projekte buvo ir turbūt gyvenime net nebendrautum su kai kuriais. Bet gaunas taip, kad tu bendravai ten ir buvai draugelis, bandai prisitaikyti prie tos aplinkos, kaip ir Šalčiūtė, manau, prie mūsų visų tų nesąmonių, bet po to baigėsi projektas ir viskas. Nu, supratau. Tai va, dabar ir prieisim. Ernestas. Taškas. Kiek jisai vaidino ir kiek jis yra iš tikro toksai, koksai ten rodė? Lemba, ten buvo pasimetimas, nes jis vieną dieną sako, kad jis čia personažas, po to jisai sako, kad jisai tikras, po to vėl personažas, tai aš jau ten buvau pasimetęs, tipo... Jo, jis kas antra laida vis keitė savo vaidmenį, jo.
Bet būdavo taip, kad jisai tiesiog per 1 valandą 5 vaidmenis pakeisdavo. Ir tada iš vis neįdavo suprasti, kas vyksta, tipo, koks jisai yra. Jis vienu momentu toks, po 10 minučių kitoks, taip, ir nebeina suprasti. Ir jokingiausia buvo gale, kai jisai visą tą dalyką bandė išvartyti ant to, kad jisai paną turi. Nu, tipo, kad turi žmoną, leisiu, kad sakė. Jo, ir kas juokingiausia, kad jisai su ją kalbėjo, to iškarpo jis kalba, kad ir tėtis sveikina, myliu, tai ar kažką, jinai tokia, gerai, iki. Atsakė taip, kaip, tipo, nu nežinau, kažkokie jaučiu, jie buvo susitarę iš tą dalyką, tą pokalbį, aš nežinau, su kuo jis galėjo kalbėti, bet ten sakė tą pokalbį, kad jisai ten kažką, kad jinai ten turės suplakti kiaušinienę su burna jam, nu ten karočią, kad aš atsimenu tą pokalbį. Eina, na. Jo, aš atsimenu, tai 2 ar 3 dieną rodė čatas, kad jie ten chatina, tipo, kad čia turiu panavos, netokį užmetę, ten laivė, man atrodo, buvo iškirpta, bet jo. Tai jūs nesuprato, ta prasme, kiek jis vaidino, kiek nevaidino? Negalite atsakyti net? Blemba, aš tai manau, kad jei vaidybos prasme, tai procentaliai turėčiau sakyti, tai sakyčiau, kad vaidino kokio 80-90 irgi procentų ir labai mažai jo tikro, o jei nebent jisai ten buvo tikras, tai aš nežinau, kas jis gyvenime per rockstaras yra tada. Šiaip apskritai manau, kad jo atveju tai iš vis, jeigu jisai būtų, nes man teko irgi su juo biškai bendrauti po projekto, jeigu jisai būtų buvęs toks, koks jisai realiai yra realiam gyvenime, jis būtų žymiai labiau patikęs. Aišku, jisai padarė labai gerą šautės to, kad ten visokie kivirčiai ir taip toliau buvo, bet jis tikrai toks nuoširdus yra, ten tų problemų pas jį, manau, kad pas kiekvieną vienokių ir kitokių, bet tipo nuoširdus ir manau, kad jisai tikrai būtų gerai pasirodęs. Bet dabar gavos taip, kad mėtės belia kaip per tos personažus. Perspaudė pats. Perspaudė, tikrai buvo nemažai personažų, jis vienu momentu buvo ir kaip ir Matui ir Snukį siūlė, kitų momentų jis jau vos ne brolis Matui ir Medai, tada jau jisai vos ne tėvo personažą turi, jis labai daug šeimos etapų praėjo, jis ir geriausio draugo etapą turėjo ir jis visus etapus praėjo, tiesiog per 8 laidas spėjo bičas pabūti bent jau 12 skirtingų personažų ir įdomus. Aš tokį įdomesnį gal dabar faktą užmėsiu, kad jisai dabar ne per seniausiai sakė, kad kaip tik varys į Dubajų pristatyti rimtos idėjos ir galimai milijardierių bus. Tai nežinau, kartais ir realybėj būna tokių protrukių. Sakė jo, jei neprisijungsim, tai pasigailėsim. Jo, bet tie, kurie bendravo iki tos sėkmės, kurie ateis, tai jisai tikrai prisimins. Tai kodėl vyrukai neprisijungė prie jo šito projekto? Šiaip, tiesą pasakius, aš jo klausiaus to jo idėja nebloga. Tipo, tikrai nebloga idėja. Bet ar nebūsi apskeminta, žinai? Bet klausimas, ar investuosi ir pinigai dings. Skamba kaip piramidžių schema. Kažkas tokio. Žiūrėkit, baigėsi projektas, tai ar turėjot kažkokį tai įspūdžių aptarimą su dalyviais? Ar tiesiog baigėsi projektas, uždarė duris sodybos ir savais keliais? Kas buvo toliau? Lemba, baigęs projektas, nuvarėm į Vilniaus stotį, čia Burekinė, pasiėmėm alauskas, kitų gėrimų. Tenai dar kažkiek pajudėjom. Tipo, daro kelius saustė, man atrodo, ir aš su Meda likau, mes ten pabendravom kažkur, atsimenu. Bet ne, gal, nes iškart ne visi savais keliais kažkaip. O tai visi varėt į tą čia Burekinę? Blemba, ne visi, man atrodo, Meda varė pas draugą. Vienu žodžiu, Meda, man atrodo, pas kažkokį draugą varė, o mes kaip kurie. Bet didžioji dalis jo varė tenai, tikrai didžioji dalis jo. O kadangi Santa ir Dovilė 1 kilometrų spinduliu nuo manęs gyvena iš dalies, tai su Santa važiavau už Šiaulius kartu, kol neišskrido į Lycą. Tai taip įdomi tokia patirtis. O tai kaip baigėsi jūsų bendravimas, prasme, jūs iki Šiaulių davažiavote ir kas tada? Tada kartais dar susitikdavom retkarčiais trumpam, o šiaip po to išskrido į Lycą ir tom ir baigėsi. Tai trumpam, ta prasme, tiek pat laiko, kiek tualete, ar ilgesniam laikui susitikdavo? Ilgesniam truputuką. 2 kartus. Pasišnekėdavom apie gyvenimą šiek tiek apie aktualijas. Tai ta prasme, tik dėl projekto buvo ir praskridus, ten nemelavo, kad tik dėl projekto ją kažkaip paėmė, ne? Jo. Tai irgi taip pat pildė kažkokią atranką ant durniaus, kaip suprantu. Jo, Santa, man atrodo, labai šiaip akilai stengiasi patekti labai, man atrodo, į projektą, kiek aš girdėjau. Bet va, jai paėjo, prikalbino ir pateko. Tai žodžiu, vis tiek tada, gerai, buvo visi čia Burekiniai, grįžtam buvo. Ten, tai įdomu, ar turėjot kažkokių įdomių įžvalgų, komentarų ar aptarimų apie patį projektą, ar jūs tiesiog čia Burekinėje kalbėjote tiesiog apie ką veiksim šiandien maždaug, ar kažką, ar jūs kalbėjote apie projektą?
Blemba, va, aš atsimenu, Matui sakiau tokį įdomų dalyką, sakau, blemba, man atrodo, galą surežisavo, tipo prodiuseriai. Blemba, kadangi aš buvau taip įsitikinęs, kad mes laimėsim, nu taip atrodė ir visiems dalyviam netgi taip atrodė. Man irgi seniai. Taip, ir mes eidame, aš jau buvau nusiteikęs, kad galbūt laimėsiu ir pasakysiu ant kamerų, kad man visiškai Sanda nepatiko. Tokį buvo įmas sugalvojęs, bet nelaimėjom ir tada galvoju, blemba, kaip čia nutiko viskas. Tai tada atsimenu, Matai, sakau, blemba, man atrodo, surežisavo, bet taip nebuvo, ten buvo ant emocijų, tai viskas labai... Meda ten perkalbėjo Eimantą, Jo. perkalbėjo šitą Austėją, visus ten perkalbėjo kažkaip į mūsų pusę, aš ten Ten net prasidėjo minčių žaidimai vadinami, jo, ten. Man iš tikrųjų paskutinėje serija dėl to ir pati neįdomiausia, nes ten tiesiog realiai pokalbiai, nu bet ką tu padarysi, finalas turi būti kažkaip pasibaigti, jo, ten tiesiog pokalbiai ir perkalbėjimai iš esmės vyko, jo. Paskutinės dienos labai įtampa buvo sukilus pas visus dalyvius, manau, va, ypač finalininkus arba tie, kurie šalia to dviejetuko, tai pradėjom tokių visokių klaidų daryti tiesiog, nes jau tiek atidavęs jau nori laimėti tiesiog tą šou ir tada prasidėjo jo visokie... Ten Gerardas turėjo planą, man atrodo, mane nugirdit kažkurį vakarą, ne? Jo, ten buvo taip, kad... Kažkam padaryti. Bet nepavyko, ne? Ne. Buvo taip, kad sakau, Sandai, sakau, žiūrėk, mes jau tiek padarėm, mes turim laimėti. Sakau, aš negeriu, o Laimatas geria, tai nusigeria. Ir tada, kai bus užduotis, jie tiek taškų nesurinks. Tai jo. Bet neišdėlė. Surinko. Nu jo, tu iš tikrųjų ten strategas buvai neblogas, ger, kad tu labai dažnai strateguodavai kažką, mąstydavai, apžaist kažką, realiai jo. Čia iš dalies ir klaida yra, nes aš galvojau, kad taip reikia, aš taip įsivaizdavau, kad norint ant šou laimėti, turi taip daryti, bet realiai tai geriausia turbūt savim būti ir let it flow, tipo, tiesiog neapsikrauti per daug ten. Ir Meda per daug apsikrovė, ir aš per daug apsikroviau, o vat Matas geriausiai ėjo, tiesiog ėjo, vat kaip per ne viskas įskaičiuotas, ar labiausiai patiko visiems, būtent dėl to, kad savim buvo ir nežaidė, tai manau, kad čia taip reikėjo daryti. Bet tos emocijos visas, tas noras laimėti, taip ir gavos. Ir vėl ten tokia situacija gavos, kad Meda tiesiog vieną kartą džakuzį paklausė, ar mes jau susitarinėjom su kitais dalyviais. Nu ir tada pradėjom taip žaisti, nes aš pagalvojau, kad jau Meda žaidžia, ir tada aš pradėjau žaisti, ir tada net neaišku, kurie pirmi pradėjo žaisti. Ar Meda ar aš? Va čia labai didelis klausimas. Mes vis tiek žiūrovai negirdėjom, man atrodo, džakuzio, kaip mes ten šnapždėdavom, jo, kaip ten tipo... Aš irgi klausdavau, ar ten žaidžia, ar ne, ten pokalbiai vis tiek džakuzį nelabai girdis. Ten buvo galima sužinoti kokių nors dalykų. Ir Gerardas sakė, kad tikrai nežaidė. Ir iki tol nežaidžiau iš tikrųjų. Ir davė dantį. Pilnas laidas tai neįdėdavau jūsų tų pokalbių, tai aš karpydavau juos. Įdėdavau tipo įdomiausius kadrus, kurie daugiausia čia tipo ale kontento paduodavau. Bet dabar dar pagrįšiu atgal, nes pamiršau vieną dalyką paklaus prie tos temos. Ernestas, kai su Austėja ant liepto bučiavosi. Ar Rokas apie šitą įvykį sužinojo projekto metu, ar tik po pačio kada jis sužinojo apie šitą momentą, žinot gal? Pala. Man atrodo, kad sužinojo, bet ne iš karto. Pasakė kažkas iš šito, kur interviu jį man Čvelis pasakė, tipo, kad tai vis dėlto Austėja tu ten ne į žandą bučiavais, kaip sakei, o bučinys buvo į lūpas. Ir tada, man atrodo, šituo čia ir buvo tuo finaliniu metu, kaip jau mes sėdėjom ant sofų, tada Rokelis iš tikrųjų sužinojo, kad ten buvo tas bučinys į lūpas. Kaip pasirinkimai vyko. Jo. Tai. Ten porą dienų prabėgo. Nes pačiuose serijose nerodė, ten iš esmės parodė jos intervo metu, kad aš ale neatsimenu nieko, pasakė kažką tokio ir tiek, okei. Bet yra laivai, tai vat per tos laivus yra pilnai ten nekarpyta ta versija, kur mes poros šnekam. Ten galima pasižiūrėti. Tai jeigu dar kartą kviestų, tarkim, į kitą sezoną sudalyvauti, ką galvoju? Blemba, tobulas mačas, tai aš galvoju gal kažkaip skipinčiau gal. Nors nežinau, galbūt būčiau tikrai pamastyčiau, bet manau, kad skipinčiau tobulą mačą, bet kur nors sudalyvauti, tai faktas, dar dalyvausiu, manau, kur nors. Dar išvysim tai, matai, ne? Tai tikrai dar išbėgsi į aikštelę Šaiką, laukit. O tu Gerka ką? Nu, aišku, tas tobulas mačas vis tiek vėl kitoks būtų, tai vėl kaip ir įdomu varyti, bet jo, norėtos gal į kitą kokį nors konceptą nuvaryti. Ir net norėtųsi kokį ilgesnį, nes tos 8 dienos kaip ir pavargom nuo jų, bet dar norėjos kažko. Nes tikrai, labai smagiai leidė laiką, nes tu realiai tiesiog žaidži žaidimą realybėj. Praktiškai vos net tas pats, tau viskas paruošta, viskas patiekta, pats lygis, manau, kaip Lietuvos rinkai tai labai labai geras, viskas ir sodyba labai gera buvo ir... Su pirmu sezonu nepalyginsi sodybos, jie ten gyveno, karočią, su kaimynais, atrodo.
O jūs aplinkui nieko neturėjote, atrodo, iš esmės. Tai Jo, mokosi, manau, kaip ir ne viskas skaičiuota, pirmas sezonas buvo prastesnis pagal jo lokaciją negu irgi antras. kaimynai, Tenerife, skundas dėl triukšmo, atsimenu, buvo pirmam sezonui, antras buvo labai jau geras padarytas. Bet užtenka- dalyviai buvo ir tam sezone geri surinkti, iš tikrųjų ne viskas Taip, skaičiuota. Jo. Jo. Palatai, tu dabar sakai, Gerka, norėtųsi sudalyvauti ar nori sudalyvauti kitam kažkokiam projekte? Jeigu kalbant apie tokį kaip tobulą mačą, tai pagalvočiau dar prieš einant jo, bet jeigu kitokio žanro, tai tikrai varyčiau, jo. Faktas. Ok, tai reiškia, gali būti, kad ir tai dar išvysim. Įdomu, ar ateisi su kitu, žinai, personažu ar ne, bet laikas parodys. Žiūrės, jau ten nebuvo personažas, gal ten aš buvau tiesiog ir dabar vartaus kaip Ernestas, tik truputį geriau. Gali ir tai būti. Gerai, hebrytė, dabar prieisim prie vieno žaidimėlio, iš tikrųjų toks ir žaidimas, bet įsirinkit, pagalvokit šiek tiek, nežinau, ar reikia kažkiek laiko ar ne, įsirinkit kažkokias kelias įsiminusias situacijas iš pačio projekto ir pakomentuokit, kaip tuo momentu jautėtės, kiek vaidinot, nes buvo tikrai įdomių situacijų parodytų, ten tarkim, kaip Medas su Eimantu pasibučiau, čia kaip pavyzdys, aš iššokau, tai kaip jautėtės, pavyzdžiui, Matas, bet čia tu gali savo situaciją sugalvoti ir va toks, sugalvokit, pabandykit po 2 arba 3 bent situacijas sugalvoti ir pakomentuoti, kaip jautėtės, kaip viskas atrodė iš šonų. Tai pirmą situaciją paimsiu netikėtai, Ernestai ištrauksiu ir save, kur ten į viršų eidavo ir mane duodavo miegot, kai aš su Meda gulėjau. Ir ten, kur sakiau, nori, kad Portugalą jungčiau, man atrodo, ar kaip aš ten išsireiškiau, nepamenu. Toj situacijai buvau tikrai aš savim, bet jei gal nebūtų kamerų, galvoju, galimai gal būtų kažkas kitaip, bet galimai. Nes ten jau tikrai buvo tokių pykčių ir ten jau toksai, ten jau biški mane, kaip sakant, užkniso toj situacijai žmogus, bet po to, sakau, viskas išsisprendė. Bet alkoholį suveikė ten. Ten jūs buvot, įkalę. Jo, ten Ernestui ten pirmas dienas, tai jam ten sakydavo, net centriukas, kad eitų jau gult. Tai balsas guldydavo, nes jis ten blūdydavo iki 3-4 nakties, pamiegodydavo gal 3-4 valandas ir vėl šviežias atsikeldavo. Jisai pirmas keldavosi, ne? Jo. Bet jeigu jį pakeldavai, tai būdavo iškart Pizdam. Visiškai. Jisai tai visus gali kelti, bet jeigu jį pakelsi, tai jau viskas tragedija. Jo, antra situacija, kurią pasakysiu, tai kur va, tu Matulis, sakei tikriausiai Meda su Eimantu. Ten Meda, atsimenu, priėjo prie manęs, paklausė, ar aš galiu Eimantą pabučiuot. Aš ant bairio pasakiau, kad jei tu nori, gali. Tu jai ne tėvas jo, kad uždraustum. Aš sakiau, jei tu nori, tai kaip tu nori, daryk, ką nori. Tai nuėjo pabučiavo, galvoju, čia irgi tokia įdomi situacija, tipo, pasakiau, jei tu nori, gali, žmogus nuėjo pabučiavo, ten pasilaižė ar ką, ir tada žmogus jau prašo puola atsiprašinėti, tai tokia labai įdomi situacija. Tai irgi ten mano tie visi tokie, kaip pasakyti, ten nieko aš nevaidinau ir visi tie jausmai ir kažkokie ten emocijos, tai buvo tos tikros, bet aišku, kad dasidėjo tos sultis ir viskas. Ir tai gavos tokia gal juokinga, tokia, nežinau, situacija. Gerka? Aš irgi 2 sugalvojau. Tai pirma būtų situacija, kai su Eimantu buvo konfliktas, kai buvau su Rožinė Maikė, taip sudėjęs rankas. Tu kur antrų sikų buvai ir nustūmėjai Santą atbėgęs? Ten, man atrodo, tas pats vakaras. Kai jinai ten Ale būrė jam iš rankų ir, man atrodo, atbėgė ir nustūmėjai. Jo, pakomentuosiu šitą. Tai buvo taip, kad atsimenu, Matas, kadangi irgi realiai mes Eimanto daugelis nemėgom iš bičių, dėl to, kad jisai taip stilindavo panas. Aišku, ten žaidimas, bet tiesiog tikrai kartais negražiai atrodydavo tas dalykas, tai atsimenu, kad Matas jau buvo susipykęs su Eimantu ir vat, jisai toks jausmas buvo, kad Santą bando kabinti. Ir atsimenu, kad galvojau, ten buvau, man atrodo, balkonė ir galvojau, kad jau reikia kažką nueit pasakyti, kadangi turėsiu ir Mato tokį palaikymą užnugarį, tai galvoju, reikia kažką pasakyti Eimantui. Ir aš buvau, atsimenu, specialiai vežiaus tokius triusikus su arkliu, su arkliuku tokiu. Ir buvau kaip tik iš vakaro temos su Rožinė Maikė ir galvoju, blemba, eit užsidėt kelnes, apsirengti normaliai ir tada eiti konfliktą, ar eit va taip tiesiog. Ir, dabar aišku pasigailėjau, kaip viskas taip, tipo, susidėjo ir pasirodė, nes tą reklamą paleido būtent, kad mes konfliktuojam. Ir ten mačiau 130 gal tūkstančių peržiūrų tos reklamos. Ir nuėjau tą konfliktą realiai, nes tiesiog maniau, kad taip reikia daryti, kad reikia įrodyti, kad patinka man Santan. Tokį padaryti tiesiog dalyką, kad apginu savo paną, kad kovoju už ją. Ir va, toks buvo dalykas, kur buvau pamastęs ties tuo, kur užsmaugiau Santą. Tai šiaip irgi labai negražiai atrodė, jeigu būtų va tokia
tiesiog situacija tai būtų labai negražu, tipo, gyvenime taip nepadaryčiau savo panai, bet kadangi daug ko neparodė, tai būdavo nuo pirmos, man atrodo, dienos ar antros, kad aš tiesiog paimdavau Santą ir visiškai jam prikolo, užsmaugdavau ir ten po stalu nuversdavau ar dar kažką, to visiškai nerodė, net per laivą iškarpė. Bet tai gal ir gerai, kad nerodė? Nu jo, faktas. Tai ten Po stalu atsimenu, nuversdavau. po stalu numetu ir man Santa sako, aš norėčiau, kad tu mane dabar ten po stalu. Na, išdykus dalyviai buvo jo. Jo. Tai tas dalykas, tas užsmaugimas buvo visiškai tas pats. Ten nebuvo, kad aš užsmaugiau ją, bet tai buvo visiškai toks pat dalykas, kad tipo užsmaugiai, tipo vos ne kaip agresyvus tas toks seksualinis kontaktas vos ne. O kita situacija buvo, kai su dušu buvo, tai mes kadangi ten tepliojom, jau ten buvo gera fazė, turbūt mano buvo jau stipriausias liučių atžvilgių, tai... Iš vyrų jo, taip. Jo, ir atsimenu, kad aš ten jau tepliojau, net nebesuprantu, kaip ką tepliot. Ir tiesiog balsas pasakė, eikit į dušą nusiplauti. Ir aišku, ta situacija buvo taip, kad mes nuėjome į dušą, kai patys sugalvoja, bet iš tikrųjų buvo, kad liepė nueiti į dušą. Nors buvo draudžiama iš tikrųjų pagal taisyklės dviese būti duše, bet tada taip išsirutuliojo ta situacija, kad ten duše kažkas vyko arba nevyko. Tai va, tai irgi taip galim sakyti, kad buvo pakreipta. Ok, šiaip jo, buvo daugiau visokių ten, bet aš pats dabar gerai jau neatsimenu, nes jau daug laiko praėjo. Čia realiu, pernai metai žiūrėjau viską. Dar vienas klausimėlis, kaip reagavo artimieji jūsų? Nežinau, dėdės, nežinau, ar tėvai, dėdės, tėtos, mamos, kažkas gerai, kad buvo net užsiminęs, tikiuosi mama nepamatys šito, buvo tikrai šitie žodžiai paleisti projekte, bet... Jo, tai pas mane buvo tokia situacija, kad kai grįžau iš projekto ir mama klausinėjo, kada rodys, tai sakau, nu, tu šito projekto tikrai nebežiūrėsi, jau kai žinau, kas įvyko. Bet po to kažkaip išleido pirmą seriją, pažiūrėjau tą pirmą seriją, viskas normaliai ir vis rašinėjo man mama, nes Italijoje gyvena. Ir sakau, nu gerai, gali pirmą seriją pažiūrėti. Kažkaip po to leidau ir antrą pažiūrėti, ir trečią. Ir kaip tik, kai išleido ketvirtą, atsimenu, keliavau ten į Paryžių ir po to į Italiją pas mamą. Ir pažiūrėjau prieš tai ketvirtą seriją ir kartu su mama žiūrėjom ketvirtą ir penktą seriją. Tai atsimenu, kad tiesiog mamai sakau, pradžiai prieš žiūrint, sakau, varom į miestą, įkalėm spriciukų, atsidarėm šampaną ir tada užsidėjęs kapišoną, pajungiau ketvirtą seriją, žiūri patėvis italas, kur nesupranta ir žiūri tiesiog, kas ten vyksta, kokias nesąmonės ir aš taip su kapišonu užsidengęs, nes tikrai buvo labai gėda žiūrėti tokį dalyką su mama. Ir atsimenu, kad galvojau, kad tiesiog išeisiu iš hatos, jeigu kažkas ten, kažkokia bus replika prastesnė. Tai va, jeigu bus nemalonu tiesiog, bet viskas normaliai, ganėtinai normaliai sureagavo. Sakė, aišku, jeigu būtų ten kokie 35 metai, 40 ir jeigu tokius dar dalykus daryčiau, tai nebūtų gerai, bet kadangi 22 metai, tai sako, dabar tinkamiausias turbūt momentas tokius dalykus daryti ir džiaugtis gyvenimu. Tai tu jauniausias dalyvis buvai? Ne, Arnas buvo ir Austėja. Ai, irgi jau. Tai Austėja 16, ai, daugiau gal biškį. 16. Kažkas netoli, gali netoli, Ne, beveik. kokį 19-20 irgi, ne? Kažkas to. Kažkas tokio, jau. O tai, bet manau, kad patėvis, kai žiūrėjau, jis nesuprato, ką kalbat, bet iš vaizdos galėjau gal suprasti, susidaryti kažkokį įspūdį. Tai mama važiavo po to kitą dieną su juo į parduotuvę ir jisai kažkaip dviese, kaip buvo, sako, nu ta šau, mamai, sako, ne, čia tikrai kažkas ne to, sako, pornografija. Tai ten, biliam, įdomus komentarai ir apie Austėją jo buvo. Jo. Tai šiaip iš dalies gali pacituoti, vis tiek čia patėvo žodžiai, ne tau. Bliam, bet čia iš italų kalbos reiktų versti, tai čia jeigu pažodžiui, tai kekšė tiesiog būtų toks komentaras. Pažodžiui. K-E-K-Š-E. Pažodžiui. Ok. Nu jo, manau, daug kas susidarė tokius įspūdžius ir yra kaip yra, nu. Dar mamos komentaras buvo toks, kadangi niekada nepristačiau merginos, nors turėjau ilgalaikius santykius, tai, nu, buvo vieną kartą pristatęs, tai jinai turėdavo tokį įtarimą, kad ir draugavau ten su mergina ilgai, sakydavo, ar tu nebūsi gėjus. Tai jai buvo labai malonu žiūrėti ketvirtą ir penktą seriją, nes jinai įsitikino, kad tikrai negėjus. Tai jinai džiaugiasi. O tai pala, koks skirtumas gaunasi tarp to mamos ir Santos metais? 8 metai gaunas. Santa vyresnė 8 metais dar, ne? Santa, jo, jaunesnė 8 metais. Aš sakiau vyresnį, bet... Jaunesnė, jo. Ne, taip supratau. Tada, matai, tu dar pasakyk, koks buvo artimųjų, tas, žinai... Artimųjų, tai
praeitą šou žiūrėjo ten tiek visa giminė, dėdė, ten seneliai, mama, tėtis, o šį projektą tai žiūrėjo vis tiek, ten tik mama gaunasi, tėtis pažiūrėjo, seneliai jau nežiūrėjo, nes seneliam sakau, jūs ten nežiūrėkit, nes ten svingerių vakarėlis, senelis sako, ai tada aš nežiūrėsiu, nes vis tiek jau, kaip sakant, senelis metuose, dar ten širdis sustos nuo tokių vaizdų. O šiaip mama tai kaip visada, mama tai žiauriai palaikė, mama palaiko kiekvieno projekto metu, tai sakė šaunuolis, daug neprigrybavai, gėdo šeimai nepadarei, svarbiausia, visada paklausiu, ar gėdą šeimai padarau, sako, ne, nepadarei, tai sako, nu, tai jei nepadariau, tai reiškia, viskas pavyko normaliai. Aha, tai jo svarbiausia, kad gėdos nepridaryti ir viskas, o Gerka, nežinau, neatsakė, ar gėdos nepridarė. Ai, nežinau, tai čia aš manau, kad savo asmeniškai gal labiau čia tapatint su tuo, tai nereiktų, manau, su šeima. Aš individualiai gyvenu jau kaip suaugęs žmogus, manau, ir pats renku savo kelią. Išbandžiau ten politikos kelią, dabar išbandžiau vos net tikrai ganėtinai, pasakysiu, labai panašią sritį. Labai daug panašių dalykų yra šitam visam dalyke. Ir manipulacijos, ir žaidimai, ir strategavimai, tai ir dėmesys, kurio tu sieki, tai jo, tiesiog išbandžiau ir nežinau, nu, žinoma, jeigu žiūrėčiau, jeigu ten būčiau aš ir tada suvokčiau visiškai, kad ten buvau aš, tai man būtų psichologiškai labai sudėtinga. O dabar aš tas serijas tiesiog žiūrėjau ir juokiaus. Tai aišku, blaivas nežiūrėdavau seriją, nes per daug sudėtinga psichologiškai būtų, bet įkali vinelę, pažiūri seriją, pasijuoki ir viskas. Jo, mes 5 ir 6 serijoje su žiūrovais nusprendėm, kad tu politiko kelias tau užsidaro. Papasakok biškį plačiau, ką tu bandai daryti su politika. Aš kandidatavau į tarybą, šiaip ganėtinai ten jau užsiėmiau, vesdavau įvairias diskusijas politinės, tai jau buvau tą kelią ganėtinai pasirinkęs ir truputį jau pražengęs juo, ten ir lankstinukus dalindavau ir su Seimo nariais keliaudavau įvairias diskusijas. Tai vat jau buvau šiek tiek prasimušęs ties to dalyko, ar pasibaigė tas kelias, tai vėl čia klausimas, nes laikai labai stipriai keičiasi. Tai visų pirma yra dar toks dalykas, kad po 5 metų visi viską pamiršta ir nebeturi įtakos tokie šou po 5 metų ties kiekvienų dalykų. Ir kadangi matom, kaip Trumpas gali, turėdamas įvairių skandalų ten kandidatuoti, tai čia manau, kad irgi keičiasi tas požiūris ir nebūtinai ta versija, kuri tu būni vakare, ten crazy versija, tai reiškia, kad tu esi labai kvailas ir negali kažkokių ten klausimų spręsti, bet ar aš norėčiau, tai dabar tai tikrai ne, faktas. Ir renkos tą smagesnį kelią ir kaip ir dabar turėjau interviu Šiaulify, ten Šiaulių yra toks puslapis, kur kalbėjau apie tą politiką ir šnekėjau būtent, kad buvau turbūt per daug surimtėjęs kaip savo amžiui, kad 20 metų jau ten labai norėjau daug tokių rimtų dalykų, kuriuos pasirinkau dėl to, kad turėjau merginą ir tiesiog norėjau būti tvarkingas jaunuolis, bet dabar gavos, kad pasirinkau dėl savęs gyventi ir smagiai leisti laiką. Nu, supratau, jo. Žodžiu, kaip ir viskas, daugiau klausimų aš nelabai ir buvau pasiruošęs, iš tikrųjų sklandžiai čia viskas praėjo, juokinga buvo prisiminti, tik tas, kad gal Matui netai buvo daug ką atsakyti, daugiau čia klausimės Gerkos abudu atsisėdę, tiek Matas taip pasisukęs, tiek aš taip abudu. Aš šiaip labai mėgėjau, aš nekėjau daug, tai... Jo, aš jau pratęs. Žinok, nepastebėjau, kažkaip nepastebėjau, Gerka, kad tu čia toks mėgėjai, aš nekėjau. Realybė šauktų ne, nu jo, per interviu tai faktas, jo. Bet šiaip ir apskritai realiam gyvenime. Tai... Jo, daug šneka, realiai, tipo. Neusičiaupia, ne? Blema, tai būna, į pramušą nuo ryto atsikėlus jau atsimenu, kaip keliavom. Va, galit dar papasakot, kaip ta kelionė va kartu, kiek dienų prakeliavot, kaip sugalvot viską nuo A iki Z, nuo pradžios iki pabaigos. Tai pradžia tai tokia buvo, kad Gerardas prašė iki naujų metų 2 dienos likus, kad, tipo, davai perkam tiketus į Bratislavą ir varom 3, tai aš Gerardas Meda. Ir sakau, davai aš tai varom, nu ir visi sutikom ties tuo. Ir iš Kauno oro uosto sumastėm pajudėti. Tai realiai kitą dieną ar po 2 dienų, nuskridom į Bratislavą. Ir tenai sutikom naujus metus, tai pasiėmėm hostelį tiesiog su daug šaikos, ten buvo visi vienam kambarį. Ir tiesiog sutikom naujus metus, taip, nu kaip pasakyti, gal ir neblaiviai, ganėtinai. Galimai. Nu, bet čia nauji metai, nu. Nu, tai vat sutikom jos Bratislavoj, tada pabuvom, gal dar kiek mes ten pabuvom Bratislavoj, dar porą naktų, tada nusprendėm keliauti į Budapeštą autostopu, kur žiauriai nepajėt autostopu, nors ten mes turėjom labai gerų idėjų stabdyti žmonės prie perėjos, bet tie žmonės sustojo, nes galvoja, kad mes eisim per perėją, bet mes tipo sakom, davai pavešk ir ten jau mums vos ne fokus rodo, tipo.
Tai nepaėmom šitas planas, tada Darėm per laukus per tiesiog. laukus, per tešlas ėjom iki degalinės, bėgom per greitkelį, tada Gerardas su Meda surado visiškai laisvą autobusą, kur čiūvas važiavo į Budapeštą, jis mus pavežė tiesiog, ten tam Ta autobusą. prasme, paėmė už dyką, nuvežė, ne? Jo, nu tipo buteliukas simboliškai buvo nupirktas vairuotojai. Tai tam autobusą tokių įdomių užduočių turėjom, kuri ten, tokios įdėmesnės užduotis Jūs buvo. turėjot užduočių dėl to, aš patikslinsiu žiūrovus dėl to, nes tu darėjai irgi streamus tuo momentu, ar ne? Ir čia žiūrovai Jo, uždavinėjo, ne užduotis. Tipo, surinkom tam tikrą didelę sumą ir, ten turėjom kažkas susiję vienu žodžiu, tai yra su geriamu dalyku kažkas, va tokia. Jo. Turėjom tokią užduotį, tai po to vakaras buvo labai, ir naktis buvo labai stipri naktis jo buvo. Tai Budapešte mes ilgai prabuvom, realiai, mes prabuvom kiek? 5 naktis jo. 5 naktis jo, tai ten buvo ir į reivus nuvarėm, ir pasivaikščiom po miestą, ir į bariukus nuėjom. Tai Visokias užduotis vykdėm. jo, užduotis ant stalo užkrist. Ir tada po Budapešto nusprendėm varyti į Porto miestą, kur praleidom tik 2, man atrodo, dienas, ne? 2 naktis jo. Jo, 2 naktis Portugalijai pabuvom. Porto miestas tai patiko, tikrai gražus miestas, bet ten kažkaip daug niekur nepamatėm, nes naktimis nėra pats saugiausias miestas, tikrai nes išlenda visi šitie iš pakampio pardavinėja narkotikus ir ten nedideliom gaujom. Tai kažkaip net streamindami, tipo, eini su to telefonu ir jei tave kreivai žiūri, tai tau yra toksai kažkoks nesaugumo jausmas. Tai labai naktimis nevaikščiom, bet ne dėl to, kad gal labai bijom, tiesiog, kad būdom pavargę nuo šitų visų Traveltronų, nuo tų filmavimų streamuose. Ir tada po Porto keliavom, iš Porto nusipirkom pigius bilietus į Madeiros salą, kur jau buvo plus 20 šilta, žiauriai smagu. Ir nuvarėm ten ir kiek laiko buvom, nepamenu aš jau. Blemba, ten irgi nepamenu, bet ilgokai. 4 gal naktis. Jo. Kažkas tojo 4 naktis, tai ten tai Madeirų irgi baisiai ten pristūmėm. Buvo labai legendinė viena užduotis atlikta Gerardo, kur ant baro užlipti ir išvadinti visus duchais. Kaip per farų seriją tas, kur Bet išvadina. nieko nesuprato niekas, ką jis sakė. Jo, bet girdėjau, kad reikia lipti nuo baro, ten visi ten. O aš kadangi galvojau, nežinau, ar tikrai nufilmuos gerai, tai aš kokį 10 kartų atkartoju, bet vėl užlipu ir vėl. Ir tas žmonės vėl sako, lipti, tas vėl užlipa. Nes reikia vykdyti, nes ten būdavo tokie ratukai, kad jeigu 300 eurų surinki, prasuki tą didįjį ratuką ir yra užduotis. Yra sunkios užduotis iššokos, ne? Sunkios. Jo, tai tikrai smagu, toks irgi kaip realybės šou, galim sakyti, nes kontroliuoja žiūrovai iš esmės. Tai jums vis tiek ta prasme kelionė užtruko ilgiau negu tobulo mečio projektas visas. 15 ir 16 dienų kažkas tokio, nes grįžom į Varšuvą, o iš Varšuvos ten realiai pabuvom 1 ar 2 dienas Varšuvai tiesiog. Jo, ir ten užbaigė mūsų visus tos filmavimus ir išsiskirsim, kas į Šiaulius su autobusu, kas į Vilnių su autobusu. Bet va dabar planuojam, kadangi skrendam į Egiptą, tai vasario 14 dieną darysim tiesioginę transliaciją, kur šnekėsim apie vieną žmogų iš realybės šou, ekspozinsim truputį daugiau informacijos, tai darysim vasario 14 dieną 19 val. Tai dar papostim. Galim pasakyti, kad šiandien 19 val. Jo, šiandien 19 val. Pasipostinsim, kas followna, nežinau, Instagramuose, gal neskelbsiu Instagramo tavo kanale kažkaip, nežinau. Jo, ir bus nuorodas, tai vat apie tai išnekėsim ir po to kitą dieną turėtume pradėti 15 dieną vėl Traveltoną iš Egipto. Tai pradėsim Egiptą ir žiūrėsim, kur baigsis. Tai jo, tai vienu žodžiu, arba Pranaitis Gerardas Instagrame bus ir... Jau dabar Gerardas Pranaitis atvyko. Gerardas Pranaitis dabar Instagrame arba Sokolovos Matas. Nueisit ir pamatysit, kada mes pradėsime, mesim linkus, viską paaiškinsim, kaip viskas vyks. Ir Šaiką susijunkit, lauksim, kas ateis, pašnekėsim. Darysit tik per Instagramą, nedarysit Kike? Kike darysim. Ja. Viskas pagrindas bus Kike, o Instagrame bus tik tais... įkeliama kažkas tiesiog linkai, kur prisijungt, kad į Kiką nudirektint žmogų ir taip toliau. Bet viskas vyks vėl Kike. Supratau. Tai žodžiu, po kelionės iš karto keliauja toliau ne į Lietuvą, o kažkur toliau varot. Man atrodo, pirmą grįžtam į Vilnių, nes tarp tu plius su lagaminu didelio esi, tai tau reiktų pasidėti tą lagaminą čiujo. Tai grįžtume į Vilnių, nežinau, gal jis pasiliktų čia kažkur lagaminą ir tada susišaudytume į ką skrydį kur nors ir tada iš Vilniaus įdėtume kažkur kitur. Bet Traveltonas prasideda Egipte. Vidury visų tų atostogų, galim sakyti, tiesiog vidury pradėsim. Iš ten
ten visokias veiklas darysim, jeigu laikas nepasibaigs, tada iš Vilniaus kažkur po to keliausim grįžę. O jau numatė, ką veiksite Egipte? Ten kažkokia programa yra, kaip gauni tą prizą, ar tiesiog tu 5 žvaigždučių, ar ten kiek žvaigždučių viešbutį va, taip guli karačiai ir gurkšnoji. Ką veiki? Labiau gal taip sakyčiau, jo, esu ten tam viešbutį keletą kartų buvęs, tai ten... Ai, tu esi jau laimėjęs, ne? Ne, ten su tėvais, bet jo, tai ten yra diskoteka, tai varysim, manau, ir į diskoteką pašokti, bet šiaip toks labiau čilas, ten yra vandens parkas, tada yra tiltas ganėtinai ilgas, tai kai ten nusenka tas vanduo, vis tiek gali nueiti iki galo ir panardyti. Tai varysim, manau, kad ir į dykumą su keturačiais paražyti, pas babuinus. Tai spėjų kontento paduosit ir iš Egipto. Jo, tik tikimės, kad svarbiausia, kad internetas nešlubotų ir viskas bus tada tikrai liuks. Tai pagrindinis dalykas internetas yra. Tai viešbutį tikrai nesiriks, o kaip jau gatvėse bus matyti. Na jo. Bus matyti. Tai viskas, vyrukai, šiaip noriu padėkoti abiem, ačiū, kad radot laiko. Ačiū tam. Sudalyvavot pokalbį ir sėkmės kelionė ir visuose sekančiuose projektuose kažkur ateitysiu pamatysim jūs dar, manau. Dėkui. Čiau. Viskas, sėkmės.